Noriu papasakoti apie autosipapą, prietaisą miego apnėjai gydyti. Tai yra automatinės funkcijos aparatas, kuris turi šildomą kontūrą komplektacijoje. Šildomas kontūras išsitraukia tik paspaudus iš abiejų pusių ir tik tuomet atsirakina ir ištraukiamas šildomas kontūras. Kai įsideda, užsirakina. Drėkintuvas, paspaudžiam pilkąją dalį iš viršaus ir stipriai ištraukiame. Vandenuką pilame, užkišdami pirštus atidarome, distiliuotą vandenuką, uždarome iki maksimalios ribos, pasižiūrėkime, kad būtų, ir įstatome atgal. Aparatas baltas, tai yra moterims pritaikytas labiau, kadangi fiksuoja hipopnėjas. Taip pat turi SD kortelę, kur įsirašo atmintis terapijos, ar ne, paspaudžiam kortelę, ją ištraukiam, jeigu reikia nešamės į gydymo įstaigą, grįžę, grąžinam atgal, taip pat paspaudžiam ir įstatom. Filtriukas atsidaro iš šono, jį turime prižiūrėti, kad jis visą laiką būtų švarus, skaidrus ir baltas, keičiam kas 3 mėnesius panašiai, bet pasižiūrim dažniau, galbūt reikia keisti ir dažniau. Kaip ir minėjau, tai yra automatinis, bet ant jo galima nustatyti taip pat ir CPAP, tai yra vieno slėgio terapija. Tai galima sakyti 2 prietaisai viename.